Eilėraštis Mėnulio šikna. Didžiulis raudonas mėnulis patekėjo virš jūros, nelyg revoliucija, bet žinia, nuo Vimsio iki Lasnamės, pasiekęs Savisalės katedrą, kybo virš dainų šventės arenos, dar baltesnis, dar atšiauresnis, nusileido Kalaranoje, nusipirko butą, kurį žmonės vėliau praminė Pajūrio vila, kvadratas, 5 mėnesio algos, o gal ir daugiau, terasa, pintinis krėslas, pakeltos lysvės gėlėms, revoliucija pasimiršo, o štai mėnuo buvo tarp mūsų. Kalbėjom, o, mielasis mėnulis, subtilusis mėnuli, pažvelgti į mūsų lūkesčius ir sušiktus tautos atstovus, ir visus to šūdą malusius apleistuosius, ir stagnaciją, ir artėjančią skolų krizę. Mėnuo neatsakė, bet kartkartėm pasirodydavo didelis, baltas abejingas veidas, toks tylus, kad nesakytum nepadorus, svarstėm, o tada kažkas tarė, kad jisai mums visą laiką rodė tik savo subinę. Dabar turėjo užeiti tamsa, viena, ką dar galėjai išvysti prieš pasibaigiant pasauliui, buvo mėnulio šikna.